Vienas geriausių Lietuvos vaikų krepšinio trenerių Egidijus Ženevičius iš Klaipėdos grįžta į Vilnių. Lietuvos jaunių rinktinės treneris papildė Sostinės krepšinio mokyklos trenerių štabą. Ženevičius treniruos 1999 metais gimusių berniukų pagrindinę komandą ir 2002–2004 metais gimusius Sostinės krepšinio mokyklos auklėtinius. Trenerio karjera moksleivių krepšinyje išties įspūdinga. Jis net 17 metų dirbo Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijoje, su kuria net 5 kart tapo Lietuvos moksleivių krepšinio lygos čempionu. Vilnietis 7 metus treniravo įvairaus amžiaus Lietuvos jaunimo rinktines, o 2009 metais su Lietuvos jaunučių rinktinė Kaune tapo Europos vicečempionu. Šiai rinktinė atstovavo net 5 Ženevičiaus auklėtiniai. Ženevičius prieš tai treniravo nacionalinėje krepšinio lygoje rungtyniaujančią Vilniaus akademijos komandą, o šį sezoną buvo trenerio Pauliaus Juodžio asistentas Klaipėdos Neptūno komandoje. Tačiau rezultatais nepatenkinta Uostamiesčio klubo vadovybė prieš kelias savaitės atleido trenerių štabą, o Ženevičius grįžo į Vilnių.